pradėsime Lietuvos himnu su būgnų ritmu, kad mūsų širdis susivienytų ir plaktų vienu ritmu, meilės mūsų mylimai gimtiniai Lietuvai ritmu. Tebūnie taip, tai žydi vienybė mūsų širdise. Ieškokime, kas jungia, o ne kas skiria. Būkime bendra šeima. Ačiū. Reiškias, mokyklos ir aplamai gyventojai galės susipažinti su šia unikalia ekspozicija, skirta Kudirkos asmenybei, jo sukurtai tautiškai giesmei Lietuvos istorijai. Šiandien taip pat pristatome šios parodos knygą albumą, kurį kartu su parodos autoriumi išleido inžinierius Gintaras Aleknavičius. Du inžinieriai išleido tokią knygą, vienas, reiškias, parodą paruošė, kitą kartu su kitu inžinierium Gintaru išleido tokią knygą, kuri yra dovanojama Lietuvos mokyklom ir bibliotekom. Tai čia tiesiog tikrai labai gerbtinas ir sveikintinas pavyzdys. Ir dabar aš kviečiu Zanavykę Ireną Plaušinaitytę perskaityti parodos ir knygos tuo pačiu įvadą. Tautišką giesmę, žodžius ir muziką daktaras Vincas Kudirka sukūrė 1898 metais, sunkiausių carinės Rusijos lietuviškos spaudos draudimo laikų. Šis kūrinys širdį ir protą uždegantys žodžiai. Ką daryti, kad pasaulyje išliktume kaip tauta, su savo kalba, kultūra ir teritorija. Gūdžiausio carizmo metų laisvės kovose ši giesmė plačiai paplito mūsų tautoje kaip Lietuvos himnas, kad net steigiamojo Seimo parengtoje konstitucijoje nereikėjo himno patvirtinti. Užteko tautišką giesmę tik sugiedoti 1920 metų gegužės 15 dieną steigiamojo Seimo pirmajame posėdyje. Tai pasiekta populiarinant ją dainų knygose ir atskirais leidiniais, plokštelėmis, po žodžius ir atvirukais. Ypač daug atvirukų su himno žodžiais buvo išleista nepriklausomoje Lietuvoje 1918–40 metais. Leista jų ir su Respublikos prezidento Antano Smetonos atvaizdu. Valstybė rūpinosi visuomenės tautiškumo ugdymu. Lietuvos himnas savo dvasia išsiskiria iš kitų valstybių himnų. Vienas kitatautės himnų tekstų rinkėjas, gavęs tautiškos giesmės vertimą, taip yra rašęs. Turiu surinkęs daugelio himnų tekstus. Tarp jų yra tikrai gražių, bet beveik visi jie išdidžiai kalba apie savo tautą,
žadindami tuščio pasipūtimo jausmą. Dar yra daug tokių, kurių skambų žodžiai nieko nesako kitos tautos žmogaus širdžiai ir protui. Jūsų himnas visai kitoks. Iš jo dvelkia karšta, bet kukli savo krašto meilė, šviesos, tiesos ir pasaulio taikos troškimas. Tokį himną galėjo sukurti tik toks žmogus, kuris gerai suprato savo tautos dvasią ir tą dvasią jūs tikrai galite didžiuotis. Tai žodžiai iš straipsnio daktaras Vincas Kudirka, žurnale Radio Bangos, 34 numeryje, 1933 gruodžio 31, 34 sausio 6. Deja, Lietuvos himno dvasia mus veikia skirtingai, kiekvienas jo žodžius supranta savaip. Tai lemia ir skirtingas himno interpretacijas. Tikriausiai dėl šios priežasties tautiškos giesmės interpretacijos nėra mokyklos vadovėliuose. Lietuvos himno nepasitelkiama mokinių tautiškumui ugdyti, o juk tauta prasideda nuo mokyklos. 2011 metais išleidau knygą Lietuvos himno gimtinė. Ją recenzavo akademikas Antanas Tyla, kurioje pateikiau tautiškos giesmės interpretaciją. Įžvelgta šios giesmės vertybinė struktūra, tai 3 priesakai ir jų tikslai. O šių tikslų visuma yra ir tautiškos giesmės tikslas – kurti šviesią ir teisingą Lietuvą. Kūrimo struktūra yra ribos, tarsi rėmai, kurių interpretacija negali peržengti. Šią giesmę turime visi iš esmės suprasti vienai. Tautiška giesmė ypač aktuali šiandien. Ką daryti, kad pasaulyje išliktume kaip tauta su savo kalba, kultūra ir teritorija, nes dabar nykstame, įsivažinėjame po kitas šalis. Ką sako daktaras Vincas Kudirka? Tautiškoje giesmėje jis ragina tautą, kiekvieną mūsų, kurti šviesią ir teisingą Lietuvą, kurioje viešpatautų vien dorybė, dvasinė kultūra ir meilė Lietuvai. Todėl kiekvienas mūsų turi vykdyti 3 priesakus. Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul saulė, dvasinė kultūra, autoriaus pastaba, Lietuvoje tamsumas prašalina ir tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse. Tada mūsų tauta, kurianti šviesią ir teisingą Lietuvą, gerokai mažiau įsivažinėtų. Dirbti ir kurti Lietuvoje yra ir prasmė, ir atsakomybė. Pirmasis veiksmas, kuriant šviesią ir teisingą Lietuvą, kiekvienas mūsų, vykdydamas tautiškos giesmės Lietuvos himno priesakus, neturėtų rinkti arba skirti į svarbias valstybės pareigas tų, kurie nepaiso bent vieno priesako, neina vien takais dorybės, nėra aukštos dvasinės kultūros ar nemyli Lietuvos. Kitaip neišliksime. Antras veiksmas, kuriant šviesią ir teisingą Lietuvą, tautiškos giesmės interpretacija, pateikta knygoje Lietuvos himno gimtinė, įtraukti į mokyklos pilietinio ugdymo programą, kad mokiniai priesakus suvoktų ir juos vykdytų. Kitaip neišliksime. Iš autoriaus knygos Lietuvos himno gimtinė. Su tautiška giesmė į šviesią ir teisingą Lietuvą. Tautiškoje giesmėje, kuri tapo Lietuvos himnu, daktaras Vincas Kudirka, žymiausias XIX amžiaus pabaigos tautinio atgimimo veikėjas, rašytojas, muzikas, varpo redaktorius, ragina tautą kiekvieną mūsų kurti šviesią ir teisingą Lietuvą. Tai 3 priesakai ir jų tikslai. Siekiant priesakus vykdyti, iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia, o praeitis Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė. Pirmas priesakas. Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės. Vykdant šį priesaką, dirbu tavo naudai ir žmonių gerybei. Antras priesakas. Tegul saulė, dvasinė kultūra, Lietuvoje tamsumas prašalina. Vykdant šį priesaiką, ir šviesa, ir tiesa mano žingsnius lydi. Trečias priesakas. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse.
vykdant šį priesaką, vardan tos Lietuvos vienybė težydė. O vienybėje galybė, nes nėra darbo, kurio nebūtų galima atlikti bendromis jėgomis. Kiekvienas mūsų, vykdydama šios 3 priesakus, kuria šviesią ir teisingą Lietuvą, kurioje viešpatautų vien dorybė, dvasinė kultūra ir meilė Lietuvai. Zanavykų bendrijos nariai, inžinierių Roma Treiderį. Atrodytų, viskas yra pasakyta. Viskas. Noriu pasakyti, kad aš kartu su Lietuvos nacionaliniu muziejumi, čia taip pat dirbo su Lietuvos nacionalinis muziejus prie šitos parodos ekspozicijos, ir ją parengėme. Parengiau ir pačią knygą Tautiškos giesmės kelias į tautą. Todėl aš šią knygą ir taip pat parodą rengiau. Pirmoji priežastis esu naumiestietis. Augau ir mokiausi Kudirkos naumiestyje. Kiekvieną rytą, eidamas į mokyklą, aš stebėjau Vinco Kudirkos paminklą, kurį sovietmečiu buvo bandyta nugriauti. Lankydavome su draugais ir Vinco Kudirkos kapą. Tai čia, todėl galima sakyti, kad mane paskatino išleisti šią knygą Vinco Kudirkos dvasia. Kas vartėte šią knygą, kuri yra pristatoma, turbūt pastebėjote, kad yra parašyta. Knygą dovanoja jaunajai kartai inžinieriai. Aš esu inžinierius, išradėjas, 16 išradimų autorius, skaičiau pranešimus mokslinėse konferencijose, turiu įgijęs šiokį tokį patyrimą tyrinėti ir spręsti. Tai čia buvo visos sąlygos man, kad aš šią knygą tikrai paruošiau. Aš dėkoju, kad ši pristatoma knyga yra išleista inžinieriaus Aleknavičiaus. Taip pat ačiū ir Vilniaus Zanavykų bendrijos pirmininkui Kęstučiui Vaičiūnui, kuris rūpinosi šią parodą. Ačiū. Zubinis aktos signatarą Bronislavą Genzelę. Man labai malonu čia dalyvauti ir girdėti. Kad visgi mūsų himnas skiriasi nuo daugelio tautų himnų. Aš net negaliu sakyti, kad aš visus himnus ten žinau, bet kiek aš žinau, rusų paprasybė, Božės visai. Anglų panašiai irgi tenais karaliai ir kiti yra. Mūsų viskas paskirta tauta. Ir iš praeities, ir iš dabarties, kad viskas pašvęstas tautos gyvybingumu. Yra mano supratimo, tai yra unikalus himnas. Dar mes turime prisiminti, kad okupacinė valdžia kurį laiką nedrįso drausti šitą himną. Juk šitas himnas buvo oficialus iki 50 metų, kada tenai buvo minėjimai visokie, Venslovo ten sukūrė naują
Bet šitas himnas, kai aš prisimenu mokykloje, buvo visur žinomas. Nors po jo pakeitimo, jo aš buvau nelabai didelis, bet visgi pakeitimo aš yra prisimenu ir nežinojau, bet nei vieno vaiko, kuris nežinotų himno žodžių. Mane labiausiai nustebino dabartiniai laikai, kada Lietuvos istorija tokia yra. Kai yra okupantai, tauta susivienija. Kai nėra okupanto, kiekvienas maždaug pats savo. Mane labai didžiai nuliūdino, jūs žino turbūt tokią veikėją Putinaitę, kuri nori Basanavičius, tai yra psichinis ligonis, Kudirka, jos raštuose yra nevykėlis gydytojas, dėl to jis sumanė parašyti. Ir mane nustebina, kad šitie Valandžius irgi kolaborantas, visi kolaborantai ir panašiai. Ir kad šitos knygos yra leidžiamos valstybės lėšomis, kaip tą tarpo Ozolui išleisti valstybės lėšų būtent nėra. Ir tai darosi nepriklausomai būtent Lietuvos, nepriklausomai Lietuvai. Šitas mane be galo būtent liūdina ir kame čia vat reikalas, kodėl mes neginame savo teisę. Kadangi mano gimtadienis yra irgi toks, yra vasario 16. Ir visą tą tarybinį laikotarpį mane nereikėjo kviesti, vasario 16 susirinkdavo. Ir pusę Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių, ir Ozolas, ir Kuzmickas, ir kitiem, kurie rinkdavosi vasario 16. Ir himną giedodavo negarsiai, bet taip niuniuodavo. Himnas visą laiką skatino nepamiršti Lietuvos istorijos. Ir neatsitiktinai 9 iš 35 Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių, kurie dalyvavo tuose šventėse. Kadangi oficialiai šventės saugumas, kaip Martinaitis sako, aš buvau labai drąsus, tai šiandien ištavęs su savo žmona saugumo mašiną lydėjo. Špilios, Polidanas, kažkur saugumiečiai nieko nedarė, ką, oficialiai datą patikrino, oficialiai datą. Buvo tokie laikai. Mes iškentėjom viską, bet kai dabar pradedam rašyti, ką be Kudirka neišinė vieta, kad jis pasinėrė į nacionalinį judėjimą ne iš patriotizmo, bet kad jis nevykėlis himnas. Man, pavyzdžiui, šitai panelė sutikus labai nemalonu paduoti ranką, o ji buvo ilgą laiką liberalams valdant, kaip ką žino, švietimo ministrų būtent prototai. Ir nuo viskas, kas liečia patriotizmą, jie dabar kai kas galvoja, kas svarbiau internacionalizmas. Tik skirtumas. Tais laikais buvo terminas internacionalizmas, dabar pakeistas kitų žodžių - globalizmas. Bet jeigu įsigilinsime į žodžių potekstę, tai matysime tas pats, ar internacionalizmas ir globalizmas. Ir viskas tas priklauso nuo mūsų jaunosios kartos. Ir aš, pavyzdžiui, mokykloje, mes Seime, čia kai buvo vidutinė Seimo pirmininkė, tai organizuodavom tokius konferencijas moksleiviams, konkursus. Ir jį labai sąžiningai ir mes pasirodėme per tuos konkursus. Bet tie, kurie patekdavo į konkursus, moksleivio labai daug žinios iš istorijos. Ir aš, pavyzdžiui, tarybiniais tais laikais skaitėm Šapoką, net Žiugždos vadovėlis, pirmas tomas, yra padariau parašytas negu kai kurie dabartiniai vadovėliai.
gairėmis, kad nebuvo sudaryta su Lenkija viena valstybė. Mes skaitome tų pačių Mumlausku ir kitų, kad klaida buvo, reikėjo kurti konfederaciją. Ir dabar ne per seniausiai jūs turbūt girdėjote istorijos paslaptis apie generolą Sikorskį. Pasirodė Lietuvos didvyris, ko jis norėjo. 38 metais pateikė ultimatumą pagal Miuncheno suokalbį, kad Lietuva pripažintų Vilnių Lenkijai ir panašiai. O kad jis norėjo, jo tikslas buvo išgelbėti Lietuvą iš Tarybų sąjungos, kad Lietuva būtų vienoje valstybėje su Lenkija. Man kyla klausimas, kas Lietuvai būtų geriau? Ar Lietuva būtų vienoje valstybėje su Lenkija, viena valstybė sudaryta, ar okupuota Rusų? Aš vis galvoju, kad tautinės branda būtų geresnė, nes tada daug kas bajorų, galvoja, mes esame tą patį kalbą, kad susipažinęs su Lenkija, aš negaliu, Lenkija yra labai daug padorių žmonių, bet ten veikia iki šio laiko tokia draugija Belenščizna, kuri irgi laikosi tokios požiūrio, ir kiti, kad reikia atkurti būtent vieningą valstybę ir kad vasario 16-osios aktas buvo didžiulė klaida, kad Lietuva atsiskyrė nuo Lenkijos. Ir tokių būna šitiems žmonėms, kiek jų yra, aš nesuskaičiavau, galvoju, ne tiek daug, bet jiems vasario 16 yra klaida, nereikalinga. Būtų žymiai geresnis ar geresnis. Ir mane būtent stebina, dar kartą baigdamas stebina, kad tokios knygos, nors nežinau, tokios knygos leidžiamas valstybės lėšomis, kuris dergiamas ir kūryba atleidžiamas. Kviečiu vieną iš knygos leidėjų, inžinierių, Gintarą Aleknavičių. Iš kur atsirado šitie inžinieriai? Romas, kai jisai parašė interpretaciją, ir išnagrinėjo himną šitos priesakos, jisai su šito savo tekstu vaikščiojo po tam tikrus aukštus ten pareigūnus, kurie pagal savo statusus buvo, tokie labai žmonės lyg ir žymus, ir jam pasakė, kad klausyk, kas tu toks? Koks tavo išsilavinimas? Romas sako, inžinierius. Jis sako, inžinierius negali rašyti apie himną. Čia ne inžinierių reikalas, nei tu literatas, nei tu koks ten habilituotas, ar dar kažkoks tai, Romas, taip sakant, sako, kaip čia dabar, gal, sakau, Romai, o Kudirka kas buvo? Kudirka buvo daktaras, ar ne? Nei poetas, nei kompozitorius, tačiau jisai sugebėjo iš širdies, per jį atėjo šitas himnas, tai yra nuostabus kūrinys, tai yra malda Lietuvai, kur viskas parašyta, nereikia daug įsileisti jį. Ir nuostabi melodija, ne tik žodžiai, aišku, ir žodžiai, bet jūs paklausykit melodijos. Dabar Milda nuostabioji sugros tautinę giesmę ir paklausykime, užmerkim akis, paklausykim širdimi, kaip tai skamba.
Pirmasis veiksmas, kuriant šviesią teisingą Lietuvą, tautiškos giesmės interpretacija pateikta knygoje Lietuvos himnų gimtinė, įtraukti į mokyklos pilietinio ugdymo programą, kad mokiniai priesakus suvoktų ir juos vykdytų. Kitaip neišliksime. Aišku, mes kalbame ir grojame žmonėm, kurių širdise ir taip himnas skamba. O tų, kuriem labiausiai reikėtų, mokyklų atstovų nėra. Toksai faktas yra. Tiesiog taip yra dabar. Tokioje situacijoje esame. Ir labai daug mūsų jaunų žmonių su savo vaikais išvažiavę yra į užsienį. Tai yra tikra ekonominė tremtis, sudarytos sąlygos tokios, kad jie neturi darbo. Jaučiasi beteisiai ir jie palieka tėvynę. Ieško laimės kitur, kur daugelis neranda, bet jiem dėja galimybės neleidžia grįžti. Ir labai aktualiai skamba mūsų tremtinių dainos. Jie buvo per jėgą išvežti ir Lietuva jų laukia. Lietuva jų laukia, kai kurių sulaukė, kai kurių nesulaukė, bet širdimi jie buvo čia. Ir aš manau, kad mes vieną kūrinį atliksim būtent tremtinių dainą, kuri šiandien neprarado aktualumo, ir paleisime į erdvę signalą, kad mes laukiame. Ir Milda, ir Monika, jos jaunos mamos, jų vaikeliai dabar namuose palikti su tėvais. Reiškia, 2 vyrai auklėja jaunąją kartą, o jaunos mamytės prieš jūs. Bendrelė
Man teko pakeliauti po daug pasaulio kraštų, pabuvoti tolimiausiose šalyse. Ir kai aš sugrįžtu namo, nežiūrint, kaip čia yra, kokia situacija, aš tikrai įsitikinu, kad mums visiems labai pasisekė, kad mes čia gyvene. Šventa mūsų žemė, žinokit, ir mes laimingi esame. Dėl to dabar visus kviečiu, kas moka, kas nemoka pritarti. Yra dar toks himnas mūsų žemė. Paškės ir drunkės daina. Šitą žemę man likimas dovanojo. Ir kad dangus sniego sodus ir pilis. Įknepais raudonais rudenį liestoja. Gal būgnos baigtų, jie lėtės gana plačiai tulis. Man jos grožio tiek ir pakanka. Jos
dar ką noriu pasakyti, tai čia yra dvi vėliavos, ar ne? Dvi. Tai yra mūsų Lietuvos vėliavos. Tai yra trispalvė mūsų. Ir vytis. Baltas vytis raudonam lauke, kaip ir parašyta mūsų konstitucijai. Baltas vytis. O saulė šitą yra. Dėl to, kad tai yra kudirkos vytis. Saulė, kad nušviestų mūsų baltojo vyčio kelią, kad jisai nepasiklystų. Nes visko atsitinka gyvenime. Taigi, tegul saulė Lietuvoje tamsumos prašalina, parodo vyčiai kelią. O tautinė juosta, kaip ir ant knygos, jūs matote, yra teksto užrašas. Ir tautinė juosta, tai yra tautos raštas. Lietuvių kalboje vienintelė, tai yra tautinis raštas. Ir jeigu įsiskaitysim, ten daug parašyta. Ta juosta, kuri čia kabo, lygiai taip pat knygai specialiai nuaudė liaudies meistrė iš Zapyškio Jūratė. Ir būtent atkeliavo šitą juostą ir vėliavos. Kiek mūsų bebūtų čia, nesvarbu, kad nepilna salė, bet tesklinda šitą meilės Lietuvoje energiją. Plačiai paliksim ir čia, ir tesklinda. Ačiū visiems. Ačiū Romai.